Labas, aš esu Marija, jogos mokytoja ir šiandieną kviečiu tave kartu atlikti antrosios čakros įkvėptą jogos seką Svadhisthana, antroji čakra, kuri yra atsakinga už jausmus, už kūrybiškumą, už seksualumą, už visišką kūno tėkmę. Svadhisthana yra glaudžiai susijusi su vandens elementu, dėl to viskas eina per tėkmę, nestovi, vanduo niekada nestovi, vanduo teka, vanduo juda, taip šiandien judėsim ir mes. Tai bus truputį energingesnė jogos praktika negu pirmosios čakros Muladhara metu, kadangi kiekviena čakra turi savo zoną, kurioje jinai veikia, už kurią jinai yra atsakinga. Ir jeigu imame stuburą ir stuburė išsidėsto 7 čakros, tai antroji atsiranda maždaug po bamba, tai yra apatinis presas, tai yra lytiniai organai. Ir šiandieną pajusim tokią truputį aktyvaciją būtent šios vietos. Gyvūnai labai dažnai irgi būna siejami su čakrom, yra glaudžiai susiję tie, kurie yra vandenyje. Tai yra žuvis, tai yra krokodilas, makarasana arba makara krokodilas yra būtent labai standartinė arba tokia simbolinė šios čakros asana. Glaudžiai susiesim ir kvėpavimo pratimus, atliksim porą kryjų ir turėsim tokią visai švelnią įkvėptą vandens meditaciją. Prie šios jogos pamokos rasi muzikinį takelį, kuriuo gali naudotis, jisai buvo sukurtas būtent šiai sekai. Kviečiu įsipatoginti, jeigu mėgsti smilkalus, užsidegti smilkalą, pasiimti pleduką. Ir jeigu žinai, kad tikrai tau praktikos metu reikės kaladėlių, tai kaladėlės irgi kviečiu pasiimti. Pradėsim Supta Baddha Konasana pozicijoje, gulimoje. Taip, Supta Baddha Konasana yra gulimo pozicija. Pėdos kartu, keliai į šalis ir atsigulu. Jeigu žinau, kad turi įtampą klubo sąnariuose, tai va čia yra puikia proga pasidėti po šlaunimis arba kaladėles arba pledukus. Viena ranka ant krūtinės, kita ranka ant pilvo, alkūnės atsipalaidavusios, nepakyla į viršų. Atsigulu ir atpalaiduoju visiškai kūną, nelaikau įtampų, pradedu kvėpuoti pilvu. Įkvepiu rankomis, jaučiu, kaip kyla pilvas ir krūtinė, iškvepiu švelniai pilvas į vidų. Atvykau į savo jogos praktiką. Atvykau pabūti su mintim, su kūnu, su kvėpavimu. Esu dėkingas už šią galimybę. Susipažįstu su kvėpavimu, kurį turiu dabar, jeigu galiu, jį įžodinu. Su kiekvienu įkvėpimu jaučiu, kaip po truputį atsidaro mano klubai, atsipalaiduoja sąnarys. Įkvėpiu tarsi prasiplečia, iškvėpiu truputį labiau, jaučiu sukibimą su žeme. Jeigu pavargau, laikyti rankas ant pilvo ir krūtinės, jas galiu paleisti. Bet kuriuo metu, jeigu klubo sąnarys čia pavargo būti tokiam atverime, galiu kojas ir sulenkti. Žvilgsnis viduj, bandau nukeliauti žvilgsniu į zoną po bamba. Antrosios čakros veiksmas yra jausti. Aš jaučiu. Užduodu šį klausimą savo. Aš jaučiu. Pabaigiu sakinį, ką jaučiu. Tai gali būti žodis, keli, galbūt sakinys. Ir galbūt iš šio sakinio kils intencija praktikai. Ką norėčiau pajausti arba iki kokio jausmo nukeliauti. Tuomet labai iš lėto suvedu kelius kartu ir pasiemu juos abu prie krūtinės. Pradedu sukti tokiais mažais, lengvais ratais, keliai kartu, masažuoju apatinę nugarą.
Atsipalaiduoju čia. Pakeičiu kryptį. Ir centre sustoju. Kojas patiesinu į viršų, rankos šalia kūno. Įkvėpsiu kojų pirštai į mane, iškvėpsiu kojų pirštai nuo manęs. Įkvėpiu, iškvėpiu. Įkvėpimas, iškvėpimas. Galiu būti užsimerkęs arba žiūrėti kojos pirštus. Įkvėpimas, iškvėpimas. Svadisanos antrosios čakros spalva yra oranžinė. Tai jeigu jį aktyviai reiškiasi mano gyvenime, galbūt labiau pastebiu oranžinę spalvą arba valgau tiesiog oranžinį maistą. Puikiai. Iš lėto sulenkiu kojas ir kaip kamuoliukas smakras į vidų pasiridinu 5 kartus. Smakras į vidų, apvali nugarą. Ir dar 2, su 5 liksiu atsisėdęs. Atsisėdu į sukasaną. Suvedu rankas, širdies centrą, Andželė mudra. Praktika. Pradėsim su vienu om. Pasiruošiu, įkvepiu pilnai pilvą, išpučiu jį. Atsidūstu, atsikvepiu. Įkvepiu į om. Kartoju mantrą, jeigu jaučiuosi saugiai ir noriu kartoti. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Įkvepiu į vieną om. Tada trinti delną į delną, sukuriu šilumą tarp rankų. Ir tuomet rankomis užsidengiu veidą ir akis. Ir labai iš lėto atitraukiu delnus. Kartu žvelgiu į juos ir vienas om delnam. Pamatau, kaip garsas ir vibracija užpildo rankas. Puikiai. Rankos ant kelių. Atliksim tokią kriją. Kvėpavimo pratimą su judesiu. Įkvėpsiu. Pilvas išsipučia, iškvepiu pilvas į vidų. Dabar jeigu esu nėščia, jeigu turiu pilvo skausmų, turiu pirmas ciklo dienas, tai kvėpuoju švelniai. Nepumpuoju į vidų, stengiuosi neužlaikyti kvėpavimą. Sukvėpuoju ramiai. Judesys bus pečiuose. Įkvėpsiu, iškvėpsiu. Esu užsimerkęs, žiūriu link trečiosios akies, link antakių, bet užsimerkęs. Jeigu esu atsimerkęs, žiūriu į nosies galiuką. Dešimt, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Įkvepiu. Sulaikau kvėpavimą, pečiai atgal susiveda mentis ir iškvepiu, atsipalaiduoju. Rankos už galvos, įkvėpsiu, atversiu. Alkūnės plačiai, iškvepiu smakras vidun, alkūnės kartu. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Ir dar kartą. Įkvėpimas, iškvėpimas. Kvėpsiu rankas, kelsiu į viršų. Iškvėpsiu, leisiu kairę ranką, pratempiu dešinį šoną. Bet iš čia toli nuo ausies.
Įkvėpsiu. Iškvėpsiu dešinė ranka, leidžiuosi. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Palieku čia arba truputį modifikacijų. Įkvėpiu. Galiu arba dėti ranką ant žemės, arba stumti nuo savęs kelią. Įkvėpiu. Iškvėpimas. Judu pagal tėkmę. Tai tėkmė priklauso nuo to, kaip noriu judėti. Greitai, lėtai, galiu tą daryti truputį greičiau. Galiu judėti. Ir lėčiau stebiu, kaip norisi judėti. Nesustoju. Ir trečia modifikacija čia. Liečiu ne kelią, bet griebiu save už liemens. Įkvėpimas. Griebiuosi už liemens. Iškvėpiu. Įkvėpiu. Iškvėpiu. Ir dar po kartą. Modifikacija, kurioje noriu būti. Įkvėpimas. Ir iškvėpimas. Puikiai. Grįžtu į centrą, įkvėpiu, sukabinu rankas ir pasuku mažus ratus. Nusispaudžia, dugnas dubens. Pakeičiu kryptį. Ir paskutinis. Puikiai. Paleidžiu rankas ir pereinu ant 4. Jeigu keliai jautrus, pasidedu pajais pleduką. Mano atveju tikrai norisi pleduko, nes turiu labai ploną kilimėlį šiai praktikai. Rankos tiesiai po pečiais, keliai tiesiai po klubais, rankų pirštai plačiai išskėsti. Įkvėpsiu, leisiu pilvą, krūtinę į priekį, karvės, atsiprašau, poziciją, iškvėpiu katė. Įkvėpiu. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Leidžiasi pilvas, krūtinė į priekį. Iškvėpimas. Ir vėl čia jaučiu savo tėkmę, jeigu jaučiu, kad norisi judėti. Žymiai lėčiau, judu lėčiau, klausau kūno, vynioju nugarą po truputį. Jeigu norisi judėti greičiau ir aktyviau, irgi pasigaunu pats savo kvėpavimą. Kvėpavimas eina pirma. Judesys eina paskiau. Puikiai. Sekančiu iškvėpimu, keliauju į vaiko poziciją, balasana, keliai plačiau negu klubai, didieji kojų pirštai liečiasi ir dabar čia susirandu Andželį mudrą ir pasisuku į vieną pusę, tai alkūnė ant žemės, rankos maldos pozicija atsiduria ties krūtinės centru. 4, kvėpuoju pilvą, 3, 2, 1. Puikiai. Grįžtu į centrą, klasikinę balasaną. Atsipalaiduoju, iškvepiu. Įsivaizduoju, tarsi norėčiau rankomis paeiti į priekį. Iškvepiu, nusispaudžia dubuo link kulnų. Pakartoju su kita pusė. Grįžtu į centrą, alkūnė ant žemės, maldos pozicija. Ir pasisuku per kitą pusę, žiūriu per petį arba per alkūnę. Dar 4, 3, 2, 1. Grįžtu į centrą ir iškvepiu. Išsivinioju ir nuleidžiu alkūnės ant žemės. Kai nuleidžiu alkūnės ant žemės, alkūnė ir petis yra vienoje linijoje, tarp alkūnių toks atstumas, kad galėčiau sukabinti. Atliksim tą pačią katę karvę nuo alkūnių. Įkvėpsiu, krūtinė į priekį, iškvėpsiu, dabar ne rankomis, o alkūnėmis išsistumsiu. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Atrodo, kad turiu truputį mažiau erdvės, mažiau vietos ir žinoma, yra lengviau išsistumti iš delnų negu iš dilbių. Tai
Pabandau rasti išsistumimą. Iškvepiu. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpimas. Ieškau tos erdvės kūne. Ieškau tos erdvės savo nugaroje. Iškvėpimas. Smakras vidun, žiūriu link kelių. Įkvėpimas. Iškvėpimas. Įkvėpiu. Į neutralią padėtį iškvėpiu. Kojas atgal. Į lentą. Nuo alkūnių. Patemti sėdmenis. Žiūriu čia 5. Žiūriu. Kvėpuoju. 4. 3. 2. Ir 1. Keliu sėdmenis aukštyn, atinu truputį arčiau. Delfino pozicijai. Truputį pabūnu. Išsistumiu, išdilbiu. Dar truputį pabūnu, galiu ateiti arčiau. Dar 2. Ir 1. Nuleidžiu kelius. Keliai tiesiai po klubais, rankomis keliauju į priekį. Anahata asana arba šuniuko pozicija. Visą širdį, visą jausmą leidžiu žemyn. Visą sunkumą, jeigu turi širdį, tiesiog įsivaizduoju, kad taip ir bandau pasidėti ant žemės. Arba smakras, arba kakta. Čia galiu būti arba rankas atkelti maldos pozicijai virš galvos. 4. 3. 2. Ir 1. Pakylu ant alkūnio, grįžtu į poziciją ant 4. Esu truputį plačiau tiek kojomis, tiek delnais ir prasuku ratus. Tarsi įtampai nuimti, išsimasažuoju, prijungiu galvą, prijungiu kaklą, pakeičiu kryptį. Ir centre stapteliu. Dabar aktyvuosim apatinį presą. Atliksim tokią katės karvės viniesą seką. Ir pridėsim modifikaciją būtent katės asanai. Tai kaip tai atrodys? Visos 4. Įkvepiu čia į karvę. Iškvepiu, apvalinu nugarą ir jau kai atrodo viskas neturiu kaip apvalinti, atkelsim kelius. Dabar kojų pirštai arba atpalaiduoti arba po savim. Iškvepiu, atkylu. Stebėkit, kad pečiai ir riešai išlieka vienoje linijoje. Nekeliauju kažkur atgal žemyn žiūrint į šunį ar į priekį. Esu visiškai virš riešų. Nuleidžiu kelius, įkvepiu. Nugara apvalinasi, smakras į vidų. Iškvepiu. Tai čia galiu ir būti tokioj padėty pirštų. Jeigu yra sunku, nemalonu, įkvepiu. Apvalinu nugarą. Iškvepiu. Apvalinu nugarą. Iškvepiu. Nuleidžiu kelius, įkvepimas. Smakras į vidų. Iškvepimas. Įkvepimas. Smakras į vidų. Iškvepiu. Įkvepimas. Smakras į vidų. Iškvepiu. Ir paskutinis liksim 5 kvėpavimam. Įkvepiu. Smakras į vidų. Iškvepiu. 5. 4. 3. 2. 1. Atkabinu kojų pirštus. Atlenkiu tiksliau. Ir žemyn žiūrinti šuo. 5 kvėpavimai čia dinamikoj. Galiu sulenkti po vieną koją. Po abi iškart. 4. Bandydžiu per vieną pažastį, per kitą 3. 2. Ir 1. Įkvepiu, keliauju į lentą, iškvepiu keliai, pėdos kartu patimti kojų pirštai, krūtinė, smakras, keliauju į kobrą, būdžiangasana tiek aukšta, ją galiu atlikti ir be delnų. Iškvepiu, kojų pirštai po savim, žemyn žiūrintis šuo. Pleduką galiu šiaip iš tikrųjų patraukti,
Dabar man net truputį nereikės. Čia dar 3. 2. Ir 1. Sulenkiu kelių žiauriai kilimėlę priekį. Šoku arba žengiu. Dar dautanas pailginu nugarą ir kojas. Prisiglaudžiu prie kojų, čia iškvepiu. Apsikabinu savo koją. Keliauju viršų, įkvepiu. Ir iškvepiu samastyti. Įkvepiu, kyla rankos į viršų, išilgėju. Iškvepimas, keliauju žemyn uttanasana. Ardu uttanasana, pailginu kojas ir nugarą, iškvepiu, šoku arba žengiu į lentą, chaturanga. Aukštyn žiūrintis šuo, įkvepiu, žemyn žiūrintis šuo, iškvepiu. Kairė koja kyla į viršų, trikpada adho mukha, įkvepimas, iškvepiu, kelią vedu link nosies. Įkvepiu, tripada adho mukha, kelias į priešingą alkūnę. Tripada adho mukha, kelias į gretimą alkūnę. Keliauju vėl į trikojų šunį, įkvepiu, iškvepiu, kelias per vidurį kilimėlį. Kelią nuleidžiu, kelią pritraukiu. 4. 5, 6, 7, 8. Keliauju viršų, įkvepiu ir iškvepiu į nukritusi trikampį. Kairė koja keliauja į dešinę kilimėlio pusę ir atsidarau. Čia atkeliu dešinę ranką. Puikiai. Įkvepiu ranką virš galvos, iškvepiu ranką atsidaro. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Ir paskutinis. Įkvepiu. Ir čia iškvepiu, verčiuosi kilimėlio galą ir atsisėdu. Plačios kojos, kulnai spaudžia pagrindą, kojų pirštai žiūri į viršų. Galiu išsiimti sėdmenis, įkvėpti, rankas kelti virš, iškvepiu, gaudau didžiuosius kojų pirštas. Smakrą uždarinėju vidų ir po truputį leidžiuosi žemyn. 4. 5. 6. 7. 8. Pakeliu žvilgsnį, įkvepiu, iškvepiu, čia lieku. Įkvepiu, pakylu į viršų, pasisuku į kilimėlio galą pilnai ir susirandu išvirkščio staliuko poziciją, sulenkiu kojas, pėdų pirštai žiūri į priekį, rankos yra už sėdmenų, maždaug delno atstumu. Įkvepiu, kylu į viršų, iškvepiu, leidžiu sėdmenis. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Čia galiu ir likti arba truputį modifikuotis, taip? Viskas taip pat. Arba keisiu truputį nusileidimą. Įkvėpimas, iškvepiu, siunčiu sėdmenis už savęs. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Ir paskutinis įkvėpimas ir iškvėpimas. Pasidedu sėdmenis, rankos į viršų keliauja, įkvepiu, truputį sulenkiu kojas, guldau pilvą ant šlaunų, paščimattanasana, smakras į vidų. Kojas sulenkiu tam, kad pilvas liestųsi su šlaunimis, jeigu galiu išlaikyti sukibimą tarp pilvo ir šlaunų, kojas tiesinu 3, 2 ir 1. Pakeliu galvą, įkvepiu. Čia iškvepiu. Įkvepiu. Pakylu į viršų, sukryžiuoju kojas ir pereinu ant 4 kilimėlio galą iš čia į žemyn žiūrintį šunį. Puikiai, atliksim viskas tą pačią pusę, suvedu pėdas kartu, su kita pusė atsiprašau, suvedu pėdas kartu, atkyla dešinė koja, įkvepiu, kelis link nosies. Įkvepiu, trikojų šuo, iškvepiu, kelis į priešingą alkūnę. Trikojų šuo, įkvepimas, iškvepiu, koja į gretimą alkūnę. Trikojų šuo, įkvepiu, iškvepiu, keliauja kelis link nosies ir dabar nuleidžiu, pritraukiu. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Dar 3,
Ir paskutinis. Įkvepiu, koja vėl keliauja į viršų, prailginu, iškvepiu. Kritęs trikampis, dešinys kelias į kairę pusę, atsidaro kairė ranka į viršų. Įkvėpsiu ranką už ausies, iškvėpsiu, atsidarysiu. Įkvėpsiu, iškvėpsiu. Įkvėpsiu, iškvėpsiu. Dar tokie 2. Ir paskutinis. Ir iškvepiu, atsisėdu ir pasisuku. Truputį gaunasi, kad sukuosi atgal į priekį kilimėlio. Vėl, kulnai aktyvus, spaudžia pagrindą, kojų pirštai. Viršų, išsitraukiu sėdmenis, įkvėpsiu, rankos į viršų, iškvėpsiu, leisiuosi ir pagausiu didžiuosius kojų pirštus. Smakras vidun ir po truputį leidžiuosi čia. Pastebiu skirtumą. Pastebiu, kaip jaučiasi kūnas. Dar 2. Ir 1. Pakeliu galvą. Įkvepiu. Čia stoju, iškvepiu. Pakeilu į viršų, įkvepiu ir vėl pasisuku taip, kad kojos būtų kilimėlio priekyje. Kartosiu arba išvirkščią staliuką, kaip darėm prieš tai, arba išvirkščią lentą. Taip, tai jeigu išvirkščią staliuką, sulenkiu kojas, įkvepiu. Keliu sėdmenis, iškvepiu. Už savęs, įkvepiu. Iškvepiu, jeigu norėsiu atlikti išvirkščią lentą. Iš pradžių kulnai spaudžia pagrindą, koja pirštai žiūri. Į viršų, rankos už manęs panašiu atstumu. Atveriu krūtinę, pilnai atveriu. Su įkvėpimu aktyvuoju sėdmenis ir šlaunis, su iškvėpimu atkylu. Dabar jau krūtinės keisti nereikia, tik spaudžiu pirštus link žemės. 5. Žiūriu į lubas arba link pėdų. 4. Kvėpuoju 3. Arba tęsiu išvirkščią staliuką. Taip. Tas pats skaičiavimas dar 2. Ir 1. Įkvepiu ir iš lėto pasidedu. Koja, šlaunis, sėdmenis. Ir labai iš lėto leidžiuosi į Pašimotanasaną. Atvedu pečius toli nuo ausų, dar 3 čia. 2. Ir 1. Pakeliu galvą, įkvepiu. Čia stabteliu, iškvepiu. Įkvepiu, pakylu į viršų. Suvedu pėdas kartu, šlaunis į šalis, drugelis. Įsivaizduoju, kad šlaunis kojos plasnoja kaip sparnai, judinu maloniai, švelniai. Neskubu, po truputį lėtinu, pakol sustoju ir suvedu kojas kartu, jas kryžiuoju, vėl pereinu ant 4. Ir į žemyn žiūrinti šunį. Giliau įkvepiu ir iškvepiu. Puikiai. Kairė koja atkyla į viršų, įkvepiu ir iškvepiu, žengiu link delnų ir pasisuku į kilimėlio centrą. Abi pėdos užsidaro. Pėda yra lygiai kreti trumpajam kilimėlio kraštui. Rankos yra ant žemės, patruputį keliauju link vienos linijos kartu su pėdomis. Prastaryta Padatanasana. Pailginu nugarą, įkvepiu ir leidžiuosi tiesa nugarą, iškvepiu. 4. 3. 2. 1. Pailginu žvilgsnį, rankomis ateinu į priekį, įkvepiu. Ir nuspaudžiu rankas čia, iškvepiu, prasitempiu. Puikiai, rankomis atkeliauju ant klubų, įkvepiu, kylu į viršų, įkvepiu, pėdos į šonus, deivės pozicija. Kulnai truputį vidun, pėdos į šonus, rankos gali likti ant klubų. Įkvėpsiu,
Iškvėpsiu, įsėsiu. Dabar rankas atvedu į kaktuso rankas arba mudra, rankas kelius, vyniotas į viršų. Čia, būdami, atliksim 8 kapalabaitį. Kapalabaitį įkvepiu, pilvas išsipučia, iškvepiu, pilvas įvedu. Nėštumo metu, menstruacijų metu praleidžiu. Tiesiog kvepuoju. Įkvepiu, pakylu į viršų. Prasiražau, iškvepiu, sukuosi į kilmėlio galą ir leidžiuosi į trikampį. Kairė ranka, dešinė ranka ant dešinės kojos, kairė ranka žiūri į viršų. Pabūna čia. Išsitempi. Dabar čia trikampį galiu ir likti būtent klasikiniam susistatymę arba ranka griebia klubą, dešinė ranka griebia klubą, kairė ranka virš ausies. Dar 3. 2. 1. Grįžta rankas į savo padėtį, žvilgsnis nusileidžia į pėdą ant žemės, sulenkiu koją ir pakylu į viršų. Vėl pasuku pėdas į išorę. Vėl pasuku pėdas į išorę. Rankos ant klubų įkvepiu, uodega į vidų, iškvepiu, įsėdu. Pereinu į rankų padėtį kaktuso rankos arba Andželį mudrą. Dar 8 kapalabaitį arba tiesiog laikau. Įkvepiu, pakylu, prasiražau. Iškvepiu, sukuosi į kilimėlio priekį ir leidžiuosi į trikampį. Šiandieną labai stipriai maišau puses. Būna čia arba vėl po truputį ieškau modifikacijos. Kairė ranka griebia klubą, dešinė virš ausies. Kvėpuoju, čia galiu. 3. 2. Ir 1. Sukuosi kilimėlio priekį, rankos ant pagrindo, pereinu į lentą. Minutę, maždaug minutę laikysim lentą ir pridedu kapalabatį. Kriya. Kiti vadina pranajama, bet iš tikrųjų čia yra kriya. Čia. Galiu kas 5, kas 10 sekundžių. Paskutiniai 5, 4, 3, 2, 1. Žemyn žiūrinti šuo atsidūstų. Iškvėpiu. Puikiai. Iš lėto keliauju į lentą. Keliai. Krūtinė. Smakras. Nusileidžiu ant pilvo. Delnas ant delno, kakta ilsisi ant delnų. Pėdos kilimėlio kampase ir nuspaudžiu vidinės pėdų senelės makarasana. Krokodilo pozicija. Įkvepiu į pilvą, iškvepiu pilvas į vidų. Kvepimas. Iškvepimas. Tai pilvas. Pučiasi kaip balionas, spaudžia pagrindą. Iškvepiu pilvas vidun. Dar tokia 4. 3. 2. Ir 1. Puikiai. Pėdas grįžta į centrą. Rankos yra
Puikiai, pėdas grįžta į centrą, rankos yra po pečiais, kojų pirštai atpalaiduoti, nepatempti, įkvėpsiu, pakelsiu į kobrą, iškvėpsiu, leisis, įkvėpsiu, iškvėpsiu. Pėdas gali būti ir kartu, įkvėp, iškvėp. Aukštyn kylu tik, kiek yra patogu. Įkvėp ir iškvėp. Paskutinis. Įkvėp ir čia pabūna. 5, 4, 3, 2 ir 1. Vėl grįžtu į krokodilo poziciją, makarasana. Delnas ant delno, kakta ant delnų, vidinės pėdų sienelės. Nuspaustus į vidų. Iškvėp. Spaudžiu pilvų pagrindą, įkvėp. Iškvėp. Ir paskutinis įkvėpimas čia. Ir iškvėp. Puikiai. Rankomis grįžtu po pečiais, keliai grįžta su pėdomis ten, kur buvo, į neutralią padėtį klubų plotį. Įkvėpsiu, kilsiu aukštyn žiūrinti šunį ir iškvėpsiu žemyn žiūrinti šunį. Ir čia pabandysiu paieškoti skirtumų, kaip jaučiuosi dabar, kaip jaučiausi pamokos pradžioj šiai asanai. Baigiai. Žiūriu kilimėlę priekį, sulenkiu kelius, šoku, pažengiu, pailginu nugarą ir kojas. Priglaudžiu galvą prie kelių, iškvėpiau tanasanai. Rankas tiesinu priekį, leidžiu dubenį ir po truputį atsisėdu. Taip. Kojos yra tiesiai, prasuku pėdas į vieną pusę. Pėdams davėm judesio pradžioj, duosim truputį ir dabar vėl pakeičiu kryptis. Ir tuomet centre stabteliu. Puikiai. Sulenkiu kairę koją, pritraukiu ją kuo arčiau savęs ir peržygiuoju per dešinę koją. Dabar dešinė koja gali būti tiesi. Jeigu norisi truputį sunkintis, ją sulenkiu ir jie atsiduria netoli kairio sėdmens. Dabar dešinė ranka arba apkabins koją, arba užkabinsiu alkūnį. Tai kas nesikeičia, tai kairė ranka, jinai mano atraminė. Įkvėpsiu, iškvėpsiu ranką už manęs. Įkvėpsiu, atkelsiu dešinę ranką, iškvėpsiu arba koją apsikabinu, arba užkabinu. Įkvėpiu, randu tiesų stuburą, sukuosi su iškvėpimu. Ardha Matsyendrasana, įkvėpiu, patiesinu, iškvėpiu, vėl sukuosi, lygiai tas pats iš apkabintos kojos arba iš užkabintas. Kita modifikacija būtų čia tiesinti ranką ir gaudyti kelią. Dar 3, tai stebiu, kaip galėčiau būti, kad stuburas liktų tiesus. 2 ir 1. Tiesus tai turime nesusiapvalinęs, bet išsitiesnės. Grįžtu į centrą, įkvepiu. Ir dabar, jeigu koja buvo sulenkta, bandau kelią dėtis ant kelio, gomukasana, karvės veido pozicija. Jeigu koja buvo ištiesinta, lygiai tas pats kelias ant kelio. Įkvėpsiu, čia kelsiu rankas į viršų, iškvėpsiu rankos už nugaros, sukabinu priešingas alkūnės, taip neleidžiu nugarai apvalintis. Iškvėpiu, leidžiuosi žemyn. Lygiai tas pats, jeigu koja buvo prieš tai sulenkta, tai iš čia įeisim tokiu pat principu. Leidžiuosi žemyn. Smakras į vidų ir po truputį leidžiuosi. Tiek ištiesintos kojas, tiek kojas pasiims sulenktos atveju. Dar leidžiuosi žemyn ir pabūsim čia 3, 2, 1. Iš lėto pakylu viršų, įkvepiu, patiesinu kojas. Nepatiesinu, o sulenkiu jas ir biškį atpalaiduosim. Įkvėpsiu,
Iškvėpsiu. Įkvėpsiu. Iškvėpsiu. Įkvėpsiu. Įkvėpsiu, iškvėpsiu, įkvėpsiu, iškvėpsiu, atpalaiduoju klubo sąnarį. Nusispaudžiu kelius. Nedaug liko, paskutinės asanas prieš šavasaną. Kita pusė. Kojas tiesios. Įkvėpiu sulenkiu dešinę koją ir jinai peržygioja kairę. Vėl lieku su tiesia koja arba koja yra sukryžiuota ir po manim. Jau čia diktuoja pats kūnas, kas vyksta, tai dešinė ranka yra atraminė, jinai už manęs. Įkvėpsiu, atkelsiu kairę, iškvėpsiu arba užkabinu, arba apkabinu. Įkvėpiu nugarą patiesėja, su iškvėpimu sukuosi. Anatomiškai labai sveika vidaus organam, kai mes susisukimus darom su iškvėpimu. Vėl įkvėpiu, randu tiesios nugaros linkį, iškvėpiu, stumiuosi. Tai modifikacija šiuo metu, šitai pusėje aš darau tiesi koją ir apkabinu. Žinoma, galiu ir būti čia. Žinoma, galiu būti, bet man tikrai čia yra nepatogu. Tai pasilieku prie to, kas yra patogu ir kas yra saugu kūnų. Dar 2. Vienas. Grįžtu į centrą, įkvepiu, kelis ant kelio, gomukasana, su ištiesta koja, arba koja yra darysiu šioj pusėje su ištiesta. Rankos kyla į viršų. Iškvepiu, sukabinu, pabandau paieškoti priešingų sukabinimo, negu buvau darius prieš tai. Su iškvepimu leidžiuosi žemyn. Man asmeniškai ištiesus koja yra žymiai sunkiau, negu ją pas savim pasidėjus. Smakras vidun, dar 3, 2 ir 1. Įkvepiu po truputį pakylu į viršų, paleidžiu alkūnes, kojas sulenkiu, griebiuosi pakinkliu ir smakras vidų, po truputį nusileidžiu, atsigulu, atsipalaiduoju. Puikiai. Jeigu reikia apsikloju, pereinam į šavasaną, pleduku. Jeigu turiu pagalvėlės, polsterius, irgi galiu pasidėti. Polsterį labai tinka pasidėti po keliais, atsipalaiduoja klubai. Kai esu pasiruošęs šavasanai, giliai per nosį įkvepiu, iškvepiu pilvas vidų. Įkvepimas. Iškvepimas. Įsivaizduoju, kad mano kūnas, įsivaizduoju kūno vandenį. Pabandau tarsi jį pajausti. Kokios spalvos, temperatūros. Ar vanduo kūne banguoja, ar yra tiesiog ramus. Dabar įsivaizduoju, kad tokį vandenį galiu pamatyti kažkur gamtoj. Visą tą kūno vandenį pabandau perkelti į tą įsivaizduojamą vietą. Ar tai būtų upė, jūra, ežeras. Pabandau tam vandenį išsimaudyti. Matau, kaip lendu, brendu į vandenį ir susilieja su manim. Kaip jaučiuosi. Ar vanduo, kuomet po jį plaukioju, daro įtaką man, ar man darosi šalta, ar man darosi šilta, ar vanduo, kuriame plaukioju, yra gilus. Pabandau įsivaizduoti, kaip plaukiu. Galbūt ant nugaros,
galbūt varlyte. Pabandau pamatyti, kur tas vanduo yra, kokia aplinka. Ir dabar apibūdinu kvėpavimą. Ir kvėpavimas daro tiesioginį įtaką mano vandens tėkmei, bangom, galbūt net temperatūrai. Pasirinku toliau likti šavasanai ir susistabdau įrašą. Jeigu ketinu praktiką baigti, su įkvėpimu pradedu judinti rankų ir kojų pirštus labai švelniais judesiais. Ir rankomis susirandu pečius. Juos paglostau rankas, pagalvę, trigalvę, alkūnes ir pasimasažuoju pilvą. Puikiai. Abi rankos ant bambos, ten kur šios čakros vieta ir yra. Įkvepiu, išpučiu pilvą, jaučiu, kaip remiuosi į delnus. Iškvepiu pilvas į vidų. Bet su įkvėpimu ranką siunčiu už galvos, prasiražau. Su iškvėpimu atsimerkiu, atsibūstu. Puikiai. Sulenkiu kelius, pasiverčiant vieną ar kitą peties. Ir rankos pagalba atsisėdu į sukasaną, pradinę padėtį. Suvedu rankas į Andželio mudrą. Su įkvėpimu siunčiu rankas į viršų. Galiu žvilgtelti viršun ir iškvepiu, jas nuleidžiu. Dar kartą įkvepiu. Iškvepiu. Ir paskutinį kartą su palinkėjimu savo šiandienai įkvepiu. Iškvepiu. Rankas prie trečiosios akies ir nusilenkiu savo vidiniam guru ir visai jogos linijai. Tad galim iš jos mokytis. Namaste. Ačiū Jums.